mėgėjai, pradėkime plojimais iš scenos Svajoklio teatro artistus. Šiandien jų diena, šiandien jų iškilminga valanda. Jūs girdėjote Svajoklių sukurtą himną, taip pat Moisejevo linksmąjį maršą ir Magnum Trainer Nesvarbu, kas tu esi. Šios kūrinius atliko meno mokyklos styginių instrumentų ansamblis, vadovė mokytoja Jolanta Turčinskienė. Dar kartą jūsų aplodismentai. Turiu aš paukščių, didelius pulkus, didžiausių grifų, sakalų, erelių, ištiesęs spindinčius žvalius kaklus, dangaus erdvėn laisvėja kelias. Ir jiems nutūpti žemė per maža. Išdidus ir sparnais nubraukdami žvaigždę ir nepavargę niekada, per šaltas, didelės dangaus erdves. Kaskart platėjančiais sparnais, manieji paukščiai skrenda amžinai. Mylėjai mano mažieji svajokliukai, ar žinote, kad Raseiniuose buvo pastebėta aukso paukštė? Bet aš baiminuosi, kad tos paukštės nepamatytų kokie tai medžiotojai arba nepagautų jos kokie plėšrūs gyvūnai. Va! Akvilytė, būtų gąsdini vaikučius, šitų paukščių niekas nemedžioja. Jie yra labai brangus, unikalūs, labai reti ir jie sutinkami visai ne pievose, ne laukuose, ne miškuose, o Lietuvos liaudies kultūros centre. O iš ten tos paukštės keliauja pas šeimininkus, kurie yra verti globoti tą paukštę. Bet tai koks laimingas turėtų būti šeimininkas, galėdamas pagloboti tą paukštę? Aš nei kiek nebejoju, kad tie žmonės yra patys laimingiausi pasaulyje, kurie gali globoti šitą paukštę. Ir, mieloji, tarp tų laimingųjų esi ir tu šį vakarą. Aš? Taip, tu. Negali patikėti iš akių užmatau. Visiškai negaliu patikėti. Ir ne tik tai tu, mano gražuolė, bet ir tavo mama ir visi čia esantys svajokliukai, kurie yra verti globoti šitą nuostabią paukštę. Taigi, gerbiami žiūrovai, teatro gerbėjai, šiandien Svajoklio teatrui ypatinga šventė. Lietuvos liaudies kultūros centro ir pasaulio lietuvių dainų šventės fondo metų nominacija Aukso paukštė apdovanojamas meno mokyklos mokomasis teatras Svajoklis ir jo vadovės Albina Damašauskienė ir Akvilė Damašauskaitė. Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje. Bet iki paukštės Svajoklio kelias buvo ilgas ir kupinas pašėlusių idėjų, įdomių spektaklių, prasmingų darbų ir nuostabių žmonių. Ir dabar, mieli žiūrovai, jūsų dėmesiui Raseinių meno mokyklos mokomojo teatro Svajoklis istorijos reikšmingesni momentai. Taigi žiūrime filmą Svajoklio kelias. Aplodismentai! Ar labai gražus filmas? Taip, tai yra labai gražus, prasmingas Svajoklio kelias. Taigi, mieli Svajoklio teatro artistai, teatre užaugo jūsų žodis, žvilgsnis, grakštus žingsnis. Laikas nestovi vietoje. Jūsų iš Svajoklio teatro kelio išėjo 250. O šiandien 57 esate čia ir dabar su teatro pedagogėmis tęsiate Svajoklio teatro istoriją. Linkime, kad tolimesnė teatro istorija būtų kupina prasmingų darbų, jūsų svajonių išsipildymo ir puikiu tramplinu šuoliui į ateitį. O kad kelionė neprailgtų,
Jums muzikinį kūrinį dovanoja Raseinių meno mokyklos trimitininkų ansamblis. Vadovas Vaidas Dabžanskis. Dėkuoju muzikantams. O dabar, mano brangus draugai, bičiuliai, šventės dalyviai, turbūt pats svarbiausias, iškilmingiausias šios šventės momentas. Į sceną kviečiu mūsų viešinę nuostabią žavią damą, Lietuvos liaudies kultūros centro teatro poskyrių vedėją Ireną Maciulevičienę. Kad tai būtų gražiau. Labą dieną. Čia išsirikiuokite mergaitės. Labą dieną, gerbiami raseiniškiai. Mieli svajokliukai, jūsų tėveliai, mamytės, seneliai. Visi tie, kurie atėjote į šią šventę. Žinoma, rajono vadovai, kultūros centro vadovai. Šiandien iš tiesų yra labai ypatinga diena, aš labai jaudinuosi. Tiesą sakant, per visus šios metus pirmą kartą aukso paukštę teikiant esu viena. Bet dėja toks yra gyvenimas. Mano direktorius, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa, atvežė mane iki Raseinių, paliko ir nuvažiavo į Klaipėdą teikti kitos aukso paukštės, geriausiam chorui Klaipėdoje. O grįždamas žadėjo pasiimti, jeigu jūs mane išleisite iš čia. Žinot, čia jau vedėjas viską susakė ir apie aukso paukštę. Gal tik tiek galima būtų pridurti, kad įsteigta jinai 1999 metais. Iš tiesų, ją įsteigė Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas. Ir šitomis aukso paukštėmis kasmet nominuojami patys geriausi mėgėjų meno kolektyvai, geriausi chorai, geriausi šokėjai, geriausi folkloro ansambliai ir geriausi teatrai. Ir man kaip teatro poskyrio vadovė, žinoma, labai smagu, kai aukso paukštės iškeliauja į mūsų geriausius Lietuvos mėgėjų teatrus. O šiandien diena yra ypatinga. Nes jūsų teatras Svajoklis yra be galo ypatingas. Pirmiausia, jis yra meno mokyklos mokomasis teatras. Paskui jau pasakė vedėjas, kad išleista 250, o gal ir daugiau svajokliukų. Juk jie gyvena Lietuvoje, jie daro mūsų Lietuvą gražesnę ir jūs tokie būsit labai greitai.
Man labai smagu, kad teatrui vadovaujant jį kūrė mano kurso draugė. Mano kurso draugė Albina Damašauskienė. Ir aš labai didžiuojuosi šiandien galėdama pakviesti ją į sceną kaip šio teatro vadovę ir jos dukrą Akvilę Damašauskaitę, už kurios spektaklį, na taip jau buvo pasakyta, bet iš tiesų ne visiškai taip, nes Aukso paukštė ne už vieną spektaklį yra teikiama. Juk tai yra Oskaras, teatrų Oskaras Lietuvoje. Jis yra už veiklą, už aktyvę veiklą, kurią mes matėme šitame filme. Išpasakoti jos tiesiog neįmanoma. Tai yra pirmiausia pripažinimo, įvertinimo ir garbės ženklas. Aš kviečiu į sceną, man bus tiesiog lengviau, Albiną Damašauskienę ir Akvilę Damašauskaitę. O kol jos ateis čia, aš išduosiu tokią paslaptį. O kur Akvilė? Nu čia. Spektaklius šito teatro jūs turbūt matėte. Ir aš jų nepasakosiu. Visos istorijos kolektyvo taip pat nepasakosiu. Bet jūs galbūt nežinote šitų dviejų moteriškių, taip jau aš pasakysiu, gyvenimo moto arba kredo. O jie yra labai prasmingi. Štai Albina sako, augti ir auginti. Visus šitos metus jinai augo pati. Nuo jaunos specialistės, kokiamis mes buvome kažkada, iki meno mokyklos direktorės. Iki mokytojos, teatro mokytojos, ekspertės. Akvilės kredo gyvenimo, kiek aš žinau, kai užsidaro duris, atsidaro langas. Aš linkiu Akvilytę, kad niekada neužsidarytų jokios duris prieš tave ir tavo spektaklius ir tavo teatrą. Na ir žinoma, ta Aukso paukštė. Ypatinga, graži, blizganti. O jai teikiant tiesiog labai trumputis Justino Marcinkevičiaus eilėraštis. Ir aš manau, kad jis yra apie šitą paukštį. Dar turiu pasakyti, kad lizdas yra puikus, kuriame gyvens. Namai yra puikus, kuriame gyvens ši Aukso paukštė. Visą džiaugsmą, visą laimę, visą gėrį, ne iš jūros, bet iš lašo paukštis gėrį. Ir pragydo nedidumas, meilė, džiaugsmas. Giesmėje tas paukštis buvo sau didžiausias. Tad būkit visi svajokliukai nuo šiol labai dideli. Na, iš tiesų, kad tai būtų įrodymas, kad ši Aukso paukštė nuo šiol gyvens Svajoklio teatre, tai yra įteikiamas kartu toks pažymėjimas, kad tai yra geriausias jaunimo moksleivių teatras ir vadovas, tai yra Raseinių meno mokyklos mokomasis teatras Svajoklis ir vadovės Albina Damašauskienė ir Akvilė Damašauskaitė. Na ir iš tiesų, Lietuvos liaudies kultūros centro steigėja yra kultūros ministerija ir man labai smagu, tiesiog garbinga įteikti kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomas, kurį pasirašo gerbiamas ministras Šarūnas Birutis, tai yra diplomas Raseinių meno mokyklos mokomajam teatrui Svajoklis, vadovės Albina Damašauskienė ir Akvilė Damašauskaitė 2015 metais pelniusiam Aukso paukštės apdovanojimą.
Na ir žinoma, visiems jums svajokliukai sėkmės. Svajokite, kurkite, aukite, tobulėkite, gražinkite mūsų Lietuvą. Ačiū Jums labai. Ačiū labai poniai Irenai Marcelevičienei, plojimai jai. Na, o režisieras vadovas kviečiu pasilikti scenoje, kadangi tai tikrai ne vienintelis ir ne paskutinis sveikinimas. Ir aš į sceną kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintauto Mykolaičio padėjėją Raseinių rajono savivaldybės tarybos narį Liną Bielskį. Na, o Seimo nario Edmundo Jonyvos vardu kalbės ponia Stanislava Nevardauskienė. Aplodismentai. Labą vakarą, gerbiamoji Albina ir Akvilė. Gerbėmiai svajokliukai ir visi susirinkusieji čia, šitoje gražioje jūsų šventėje. Garsusis mūsų menininkas Liudvikas van Bethovenas yra pasakęs, kad meno žmogus, kuris be meno negali pragyventi visą gyvenimą, niekada savęs nevertina, o tiesiog siekia labai daug gyvenimo. Jame kasasi vis gilyn, eina vis tolyn. Miela Albina, aš manau, kad jūs galima iš tiesų prilyginti ir pateisinti šiems Van Bethoveno žodžiams. Kiek aš prisimenu, o aš jūs prisimenu labai senai, gal jau keleri dešimtmečiai, jūs buvote iš tų žmonių, kur visada kapstėtės po mūsų tautos istoriją, po etnokultūrą. Turėjot viziją savo ateities darbų, kuriuos mes šiandien matėm ir vertinam. Ačiū Jums už tai. Ir manau, kad ne tik jūs, bet ir ten, kur galėjote, bet kurioj aplinkoj, savo šeimoj, svajokliukų širdelėse, skiepijot meilę menui. Tai iš tiesų yra didžiulis jūsų pasiaukojimas šitai menininko veiklai. Na, o kadangi šiandien, kaip matote, Seimo narių Edmundo Jonyvos ir Gintauto Mykolaičio nėra, dėl objektyvių priežasčių, jie tiesiog dalyvauja Vilniuje tam tikruose savo renginiuose, todėl mes čia ir esame jų vietoje. Ir šitą progą leiskite pasveikinti jų vardu jūs, miela Albina, gerbiama Akvilė, ir visus svajoklius, didelius ir mažus svajokliukus, jų tėvelius. Ir kiekvieną šitos šventės dalyvį, šitą dėlę labai gražią šventę, kurioje aš pasijutau tiesiog kaip pasakoje. Nors yra toks posakis, kad sako, protingi žmonės nesidairo atgal į savo praeitį, į vaikystę ir jaunystę, bet aš kaip ir daugelis iš jūsų leidom savo pabūti tais tokiais, galbūt net negudriais. Taigi šitą progą leiskite įteikti Jums Lietuvos Respublikos Seimo narių padėkas, Jums už šitą veiklą, abiem vadovėm ir kitiems pedagogams, svajokliukams už pasiektus rezultatus. Svajoklio ilgam kely ir iškovojus patį aukščiausią šalies nominantų vardą, aukso aukštės vardą, kuri Raseiniuose jau antrą kartą bus nutūpusi. Ant jūsų tikrai stiprių pečių. Sėkmės jums po geriausios kloties. Tikrai dar norėčiau kartu pasidžiaugti, kad toksai garbingas apdovanojimas tikrai pelnytas,
būtent yra šiuo metu Raseiniuose. Aš nežinau, ar jūs galima teikti kelis kaip Oskarus, bet jeigu galima, tai aš manau, kad tikrai jis čia ne paskutinis. Ir dar tų nominacijų bus tikrai daugiau. Tikrai labai smagu šiandien matyti ir tuos jaunus, talentingus svajokliukus, kurie tokie judrus, žavingi. Jie tikrai galbūt užaugę nebus visi aktoriai, bet šiuo metu jie džiugina ne tik savo tėvų, artimųjų, bet ir mūsų visų širdis. Sėkmės jums visiems. Ir prie padėkų dar nuo socialdemokratų frakcijos dovanojam jums vazą, kad niekada čia nenuvystų gėris. Sėkmės. Mūsų svajokliukams mes linkime pasivaišinti abiejų Seimo narių pyragų. O dar ką pamiršau pasakyti, rajono galbūt savivaldybei reikėtų pagalvoti apie tai, kad šitam svajoklio teatrui reikėtų jau galbūt kitokio statuso. Manau, kad jis baigia išaugti iš savo marškinėlių ir nebeturėtų priklausyti meno mokyklai, o galėtų būti garsus svajoklio teatras visoje šalyje. To reikėčiau. Mes turime sveikintojams, turime geriausiam Lietuvos moksleivių teatrui, režisieriams ir aš vėlgi į sceną kviečiu kitus garbingus žmonės, kurie nori pasveikinti režisierės ir svajokliukus. Tai yra Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas atliekantis direktoriaus funkcijas Jonas Korvavičius ir švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskinė. Aplodismentai. Savo gyvenimo vizijose turėjau svajonių ir jos pasiliko su manimi visiems laikams. Jos smelkėsi per mane, tarsi vanduo, besigeriantis lietaus ištroškusią žemę. Tarsi vynas, pasiskleidžiantis vandenyje ir išnykstantis jame. Tarsi akvarelė, išsiliejusi popieriaus lape ir sukūrusi įstabų paveikslą. Mano svajonės pakeitė mano mintis, pakeitė mano minčių ir gyvenimo spalvas. Jos neša mane ant nuostabių polėkių ir kūrybos sparnų. Mielas vadovas, mėly teatro aktoriai, svajokliai, svajokliukai, šie žodžiai man asocijuojasi su jumis visais. Apibūdina jūs kiekvieną kaip asmenybę. Ačiū jums, kad ant šių svajonės sparnų jūs nešate ir mus. Pakeliate ir parodote, koks gražus yra pasaulis. Kad teatro žanro ir savo talento dėka kalbate su mumis apie gyvenimo prasmę ir kitus labai svarbius gyvenimo dalykus. Linkime nesustoti, ieškoti vis naujų temų, naujų polėkių, naujo įkvėpimo, sėkmės ir gražaus ateities darbo jums. Mėly svajokliukai, gerbiamos vadovės, tėveliai, raseiniškiai, tikrai labai malonu pasveikinti, dalyvauti šitoje jūsų šventėje. Mes matėm vien tik tai pasiekimus, bet reikia suvokti, kad už tų pasiekimų buvo begalė repeticijų, labai daug darbo, kantrybės reikėjo, tai tikrai net sunku suvokti, kiek įdėta darbo per tuos metus. Tai labai džiaugiamės už jūsų pasiekimus ir sveikiname. Taip pat aš noriu įteikti Raseinių meno mokyklos
teatrui Svajoklis už aukštus pasiekimus teatrinio meno srityje į Raseinių krašto garsinimą, Raseinių savivaldybės mero padėką. Taip pat, kadangi yra daug teatro artistų, tai norėtumėm juos apdovanoti, kad jie gražiai galėtų atšvęsti taip pat vadovėms po gėlių puokštę. Gėlės vadovėms, saldumynai, aktoriams. Taigi aktoriai, tikrai vaikščiokitės, dalinkitės ir perduokite savo draugams tos saldumynus. Aš būtinai taip pat atvyksiu pareiginio parodyti. Ačiū Jums labai už sveikinimus, dėkoju. Ir mes toliau tęsėme šią iškilmingą, gražią šventę. Sveikinimai dar nesibaigė. Aš matau salėje dar vieną labai žalią damą. Tai yra švietimo centro direktorė Silva Morkevičienė. Labai nuoširdžiai lenkiu galvą prieš Jūs ir labai nuoširdžiai džiaugiuosi Jūsų sėkme. Ir labai dėkoju už mūsų bendradarbiavimą. Ačiū labai. Dėkuoju Jums, taip pat sceną nekantrauja užlipti ir tarti sveikinimo žodį Raseinių meno mokyklos bendruomenė, Jūsų kolegos. Kviečiu. Mielas kolegės, šiandien labai smagu Jums būti čia su Jumis tokia ypatinga proga. Ir atėjo daug artimų žmonių, įstaigų, vadovų kolektyvų, bet norim, kad žinotumėte, vienas kolektyvas, Jums labai gerai žinomas, ypatingai šiandien Jūs nuoširdžiai sveikina, ypatingai džiaugiasi, ypatingai didžiuojasi, kad esame kartu ir linki šitų spalvų, tai yra gyvenus šitą krašte, kad Jūs tada keltų aukštumas. Tai nuoširdžiai sveikinu. Taip pat į sceną kviečiu Raseinių rajono kultūros centro meno kolektyvo vadovą atliekantį direktoriaus funkcijas Justą Dargevičių ir direktoriaus pavaduotoją kultūriniai veiklai Inga Šatkauskienė tarti sveikinimo žodį. Plojimai. Labas vakaras visiems. Mes Raseinių rajono kultūros centro administracija ir darbuotojai džiaugiamės kartu su Jumis ir norim pasveikinti Jūs tapus šių metų aukso paukštės laureatais. Na kągi, sveikinimai tokie galbūt oficialesni, manau, baigėsi. Nebent kažką tai pamiršau, dar kažkas ateina. Nes, manau, visas būrys sveikintojų bus po spektaklio, truputėlį vėliau. O dabar, manau, kviečiu dar džentelmenus, kurie gal patys ir prisistatysime. Gerai.
Labas vakaras. Aš, gerbiamas Mažojo teatro vardu, labai noriu pasveikinti svajoklius su tokiu apdovanojimu ir pasidžiaugti, kad aukso paukštė pagaliau atskrido į jūsų namus ir tikiuosi, kad jinai galbūt ir padės aukso kiaušinį. Labas vakaras, gerbiama. Sako, reikia atšiūrėti. Gerai. Gerbiama teatro vadovė, ne? Iš tiesų šiandien žiūrėjau ir džiaugiausi. Jūs esate gyvas, pulsuojantis organizmas. Jūs verkiate, jūs pykstatės, jūs keikiatės, galbūt kaip niekas negirdi. Taip. Tai irgi gali būti teatro forma, tačiau netai noriu pasakyti. Iš tiesų labai smagu, kad štai mes čia Raseiniuose turime unikumą. Tai yra teatras svajoklis. Čia ateina jauni žmonės, ateina su savo viltimis, su lūkesčiais ir ateina su noru dirbti, su noru realizuoti save. Iš tiesų aš suprantu, kad labai sunku yra suvaldyti štai tokį didelį kolektyvą. Ir jame kiekvienas aktorius turi savo charakterį, savo gerasias ir blogasias pusės. Tačiau po ilgo ir atkartos darbo jūs pasiekėte rezultatą. Ir aš šiandien girdėjau, kad nuo 99 metų šitą paukštę skraidė, jinai pradėjo skraidyti. Ir jūs ko gero stengiatės ją pagauti. Tačiau nesisekė. Ne viskas sekasi iš karto. Tačiau jūs kantriai mokėtės šuoliuoti aukštyn. Jūs kantriai mokėtės paukščių kalbos, kaipgi pasikviesti šitą paukštę. Ir štai jinai čia. Jinai jūsų. Jūs esate tikrai labai šaunuoliai. Visi svajokliukai. Didieji, mažieji ir svajokliukų tėveliai. Ačiū. Su švente jūs. Ačiū. Galbūt dar yra norinčių tarti scenoje sveikinimo žodį. Matau, kad nėra. Tai dabar pats laikas, manau, tarti keletą žodžių ir pagrindiniams organizatoriams, iniciatoriams, šio nuostabaus teatro svajoklis režisieriams ir vadovėms, Albinai ir Akvilei. Ačiū. Iš tikrųjų, kartais darbą padaryti yra kur kas lengviau negu tarti žodį. Tuo labiau, kad šiandien iš šios scenos buvo pasakyta labai daug gražių žodžių ir mums kaip vadovėms, ir visiems svajokliukams. Ir apskritai buvo daug labai gražių žodžių išsakyta apie meną, apie jo reikšmę. Tai ir galvoju, na kągi dar čia be pridurti. Iš tiesų, gaudėme tą aukso paukštę, ilgokai gaudėme, bet reikėjo turėti kantrybės, o kantrybė viską vainikuoja. Kantrybė taip pat yra vertybė. Matėte, kelias buvo nelengvas, bet įspūdingas. Labai daug svajokliukų iškeliavo iš šio teatro į platų į pasaulį. Ir aš šio apdovanojimu labai didžiuojuosi ir dalinuosi šio apdovanojimu su visais savo kolektyvo nariais, su visais buvusiais ir esamais jaunaisiais aktoriais, su visom buvusiam ir esamom vadovėm. Esu labai dėkinga komisijai, kad mus pastebėjo, įvertino. Ir aš manau, kad tikrai svajoklio kelias tęsis ir toliau. Ar jis bus vingiuotas, ar tiesesnis, bet jis tikrai tęsis toliau. Ir nebereikalo lizde tupi šitas dar kiaušinis ir šalia svajokliukas žmogeliukas. Ir aš manau, kad dar kažkas ateityje iš jo ir išsiris. Ačiū dar kartą už apdovanojimą, už nuostabius sveikinimus, už jūsų palaikymą, už jūsų gerumą. Gražios visiems šventės.
paprastai noriu padėkoti už sveikinimus, labai džiaugiamės Paukšte, labai džiaugiamės visa Svajoklio veikla. Aš daugybę metų pati praleidau Svajoklį ir dėl to be galo džiaugiuosi, dėl to, kad tai, ką išmokau čia, teatre, dabar man padeda toliau gyventi ir aš tai darau su kitais vaikais. Dabar aš juos mokau ir perduodu savo žinias ateinančiai kartai ir matau šitame dalyke didžiulę prasmę. Ir vaikai yra nuostabus ir visi tai turime pamatyti ir tai vertinti. Bet didžiausias ačiū tai iš tikriausiai vadoviai, su sparnais ir su visokiausiam įvairiausiam idėjom, tai mamai didžiulis ačiū, kad suteikia galimybę pamatyti, pajaust, suprast ir atrast. Ir tai svarbiausia. Tai svarbiausia. Ir dar norim kartu padėkoti Ilmai ir Romenai, kurios čianais užkulisiuose labai nedrąsiai vis kažkur prašmėkščioja. Norim pakviesti jas čia ir labai paploti. Jos atiduoda savo širdį. Ačiū, mielosios, už tai, kad kartu esate, kad toliau tęsate mūsų darbą. Nepaiskite, nepavarkite, tegul jūs nestokoja niekada jūsų galvos, smegenys, širdis, kūrybiškumo, laimės, džiaugsmo, meilės ir daug svajokliuko. Ačiū, mergaitės. Aš iš tikrųjų noriu padėkoti už ištvermę jums, už paskatinimą, už visą meilę teatrui ir iš tikrųjų jums kūrybinės sėkmės. Ačiū už viską. Dėkui. Ačiū, mergaitės, aš jūs labai visus myliu ir myliu visus svajoklius, jūs kaip mano Argi neįtikėtina ir simboliška ir unikalu, kad teatrą Lietuvoje valdo moterys. Vladimai, Alina ir Emilija, leiskime dirbams siekti nuo įtampos, nuo dėmesio, jaudulio. Jums tikrai šiandien ypatingai sunku, ta prasme, kad išties didelė atsakomybė organizuoti tokią šventę ir tarti atsakingai gražius žodžius jums, mieli žiūrovai, kurie būtent jūs esate pagrindas visų mūsų renginių ir švenčių. Na, o dabar mes šventę tęsime ir dar vienas labai gražus šios šventės momentas, tai yra jums muzikinį kūrinį leis pasidalinti, dovanoja meno mokyklos solistė Gerda Brunikaitė, mokytoja Stanislava Vežbavičienė, komponuoja Sigita Grubliauskaitė ir Jolanta Turčinskienė. Šiam kūriniui žodžius sukūrė Rūta Ščevelovaitė, muzika Viktoras Murašovas. Pasitikime!
Jūsų būtent bendraujate, mėlyjei, sužinoti, kas vyks toliau mūsų šventėje. Ar įsivaizduojate, kas vyks toliau? Filmas parodytas, sveikinimai praėjo, aukso paukštė įteikta. Kas belieka, ką belieka pasižiūrėti? Be jokios abejonės. Taigi su jūsų sutikimu ir išpildant jūsų norus pristatau 2015 metų jaunimo teatrų laureatas spektaklis Kova pagal Richardo Bacho alegorinę apysaką Jonathanas Livingstonas Žuvėdra. Režisierė Akvilė Damašauskaitė. Visiems gražių emocijų.